Labas vakaras. Žiūrėkit, yra toks dalykas, paskutiniu metu aš labai daug sapnuoju, žiauriai. Ir tie sapnai yra antiek realistiški, kad kartais sunku pačiam suprasti, ar čia jau sapnas, ar čia realybė. Ir šiandien aš jūs visus labai norėčiau nukelti į vieną iš savo sapnų, į būtent tą, kuris mane aplankė, tą naktį iš karto po Lietuvos talentų pusfinalio. Ir jeigu jūs visi pasiruošę, labanaktis. Ir štai aš stoviu savo kambaryje, rankose laikau kortų kaladę ir tą širdžių trejetą iš Lietuvos talentų pusfinalio. Ir galvoju, okei, būtų faina, jeigu nieko nereikėtų finalui ruoštis, o tiesiog, pavyzdžiui, pati kortų kaladė sugebėtų padaryti triuką už mane. Aš paimčiau savo trejetą, įdėčiau į kaladę, padėčiau ant žemės, nieko nedaryčiau ir pati kaladė kažkokiu mistiniu būdu rastų mano kortą, va taip. Arba jeigu iš vis būčiau burtininkas ir galėčiau laužyti visus fizikos dėsnius ir kaip koks Haris Poteris tiesiog ištiesčiau savo ranką ir pati kortų kaladė tiesiog grįžtų pas mane. Šitas nice. Ir staiga pasigirdo dar didesnės ovacijos ir labai daug plojimų, toksai garsas jo. Ir aš supratau, kad aš stoviu nebe namie, o Lietuvos talentų scenoje. Sveiki. Sugalvojau padaryti tą patį, ką tik atrodo repetavau namie. Padėjau kortų kaladę ant čionais, ištiesiau ranką. Ir čia jau nieks nebelevituoja. Ir pas mane taip yra sapnuose, kad kai bandau rodyti kažkam tai triukus, niekada atrodo nieks neišeina. Ir iš viso Inga taip įtariai mane pažiūrėjo ir sako, Justinai, tu iš vis pasiruošęs atėjai? Aš sakau, taip. Ir aš, aišku, melavau. Jo, aš tiesiog sugalvojau, kad šiandien improvizuosiu. Inga, žiūrėkit, paprašysiu jūsų, išskleisiu kartas, išsirinkti vieną ir ant jos ką nors nupiešti, bet taip, kad aš nematyčiau. Aš užsisuksiu, įsitraukit, aš žiūrėsiu kur nors, pavyzdžiui, čia. Įsitraukit vieną kortą, ką tik tai norit, ką nors gražaus, ką sapnavot. Kur, ant nugarėlės ar ant skaičius? Ten, kur skaičius, jo, kur skaičius, arba kur dama, arba kur skaičius, jo. Ir kai nupiešit, laikykit prie savęs, taip, kad aš nematyčiau, okei? Ir pasakykit jau, kai tai padarysit. Oi. Tuoj priterliojau dabar. Viskas tvarkoja, kiek tik reikia laiko. Turit jau, ar ne? Taip. Gerai, laikykit prie savęs kortą, kad aš nepamatyčiau. Tada aš paprašiau Ingos, kad jinai padėtų savo kortą man, va tiesiog čia ant kaladės, padėkit, okei. Aš dar kartą pakėliau ir parodžiu visiems, kurie dabar va šiuo metu stebi mano sapną kartu. Tada aš įdėjau kortą vieną kartą per vidurį, bet kur, antrą kartą per vidurį, truputėlį pamaišiau, štai taip. Ir tada sugalvojau, pabandysiu padaryti tokį dalyką. Jinai tiesa ne apačioj, labai gerai, jinai ne viršuj, jinai kažkur viduryje. Aš pabandysiu, Inga, iš pirmo karto nukelti jūsų kortą. Ar galite išties savo delną, vieną, bet kurį? Žiūrėkit, pabandom, pavyzdžiui, čia. Padėsiu truputėlį, va taip palaikykit. Dabar, laikykit. Dėl visako, nes man sapnuosi ne viskas pavyksta, aš parodysiu ne vieną kortą, ant kurios nukėlėm, ne dvi, ne tris, o keturis. Gerai, aš dabar užsisuksiu pats, nežiūrėsiu. Truputėlį visi pasižiūrėkit. Tai yra štai šitą kortą, aš net užsimerksiu. Tai yra šitą kortą. Tai yra štai tokia korta ir tai yra tokia korta. Inga, ar galite laikyti čia, aš uždengsiu, kad nematyčiau, ant viršaus. Puikiai. Ir dabar, kai aš Ingos paklausiu, Inga, ar viena iš šitų 1, 2, 3, 4 kortų buvo jūsų? Jūs pasakėte taip. Tai buvo labai fainai, aš galvoju, kad jau man toj pavyks viskas. Man beliko atspėti, kuri. Ir aš gerai galvoju, gal bus šita. Padėsim čia, aš ją padėjau. Parodžiau, kad tarp likusių 3 jos kortos nėra. Ir čia jau aš buvau beveik tikras, kad triukas man bent kartą pavyko sapne. Ir tada aš pakėliau ranką. Ir aš supratau, tai dabar neišėjo triukas, ar išėjo? Balsė, tu man dabar gal gali biškį padėt? Pažiūrėk Ingos rankoje. Inga, tu šiaip daug kortų laiko, aš labai atsargiai Inga paimsiu, žiūrėkit, padėsiu čia kortas. Ir dabar, jeigu mes viską teisingai padarėm, žiūrėkit, kažkokiu mistiniu būdu, viena korta atsirado atversta ir Inga, tai yra jūsų korta su nuostabiu piešiniu. Boom! What? Okay. Vėl pasigirdo didžiuliai plojimai, tik dabar nežinau, ar čia man, ar Inga jau šiuo atveju. Okay. Teti, nagi kelkis, jau metas nebemiegoti. Čia jau šeimyna mane turbūt bando po truputį žadinti, bet taip smagu pas jūs šiandien sapne. Tai aš sugalvojau nusikelti dar vieną vietą ir ta vieta buvo, žinot kur, ne bet kur, o namie pas Justiną Jankevičių. Aš stoviu svetainiai,
ir staiga vėl daug plojimų ir į svetainę įeina ne bet kas, o Justinas. Justinai, grįžkit pas save namo. Aha, Justinai pakviesiu į aną pusę, jeigu galima. Ir aš Justinui iš tikrųjų buvau paruošęs įdomų žaidimą, kuris vadinasi dėžė. Mes turime dėžę, okei, ir pabandysime pažaisti, beje, šito žaidimo nebandykit niekur, jisai veikia tik tai sapne. Aš uždengsiu va taip, kad jūs iš priekio tikrai nieko nematytumėt. Justinai, atsistokit truputėlį arčiau, atsisukit į tą pusę, jums svarbu bus nežiūrėti, gerai? Ar galite padėti savo ranką va čia ant dėžės, čia yra tokia skylė. Jums netrukus reikės įkišti ranką ir pabandyti pajausti, kas yra viduje. Bet dar ne, kol kas tiesiog užsimerkit, pabūkit, aš sugalvosiu, kokį daiktą mes tenais galim įdėti, gerai? Taip, čia jums pradžio nerodysiu, kad būtų įdomiau. Ok. Taip, ir dabar Justinai, kai būsit pasiruošęs, užsimerkęs būkit, kiškit ranką į vidų ir labai atsargiai nekelkit to daiktą, tiesiog pačiupinėkit ir pasakykit mums, ką jaučiat. Aha, pačiupinėkit, rasti nieko baisaus tikrai nėra. Taip, aš pasakyti, ką aš čia... Taip, ką jaučiat, vat kas, aha, kas čia yra arbatinis šaukštelis. Arbatinis, tai nedidukas toks, ar ne? Nedidelis, kaip tik vien cukrui. Kaip tik cukrui. Atsargiai paleiskit daiktą, aha, ištraukit ranką ir dabar, žiūrėkit, jeigu galit, tiesiog atsimerkit, pažiūrėkit, aš noriu parodyti, kas iš tikrųjų buvo įdėta viduj. O viduj buvo, jo, štai toks samtis. Dabar atsuksiu, parodysiu. Dabar, jo, idėja yra tokia, sapne, tu gali būti milžinas, tu gali labai stipriai savim pasitikėti ir Justinai, net toks didžiulis samtis jums atrodė kaip mažiukas šaukštelis. Pabandom dar kartelį, tai šį kartą aš manau, kad visiems, kas sapnuoja, parodysiu, ką aš įdėsiu, o gal ir ne. Justinai, vėl žingsniuką į priekį. Gerai, taip, ranką vėl galite padėti. Aha, padėsim taip. Ok, šį kartą mes įdėsim, toj sugalvosim, palaukit. Justinai, užsimerkit, nežiūrėkit. Nežiūriu. Daiktą, kurį beje radau pas Justiną namie. Gerai, dar kol kas nežiūrėkit. Pabandom, štai taip. Ok. Va kur dingo. Taip, Justinai, dabar irgi likit užsimerkęs, kiškit ranką ir pasakokit, kas viduj. Ką jaučiat? Tai yra nedidukas dažų teptukas. Nedidukas dažų teptukas. Nu, toksai, va, teptukas, jo. Ok, gerai, ištraukite ranką, dar neatsimerkit. Beje, sapne smegenų pusrutuliai dirba skirtingai, jaučia skirtingus dalykus rankos. Beje, irgi, Justinai, ar galite atsimerkit, ateikit dabar į kitą pusę, ateikit į aną pusę. Ir dabar irgi atsistokit, užsimerkit, ištieskit kairę ranką, dabar reikės kairę ranką kišti čia nais. Kiškit, ką dabar jaučiat su kairė ranka. Čia yra kažkoksai, kažkoks šluostė, kažkokia. Šluostė. Kažkoks paralono gabalas. Paralono gabalas. Atsargiai ištraukit ranką. Gerai, ir dabar žiūrėkit, ar galėtumėt atsimerkti, aš noriu parodyti, kas iš tikrųjų buvo viduje. Viduje buvo, Justinai, žiūrėkit, toks batas. Ne teptukas. Ne. Gerai. Justinai, ar galite grįžti atgal į aną pusę? Padarom dar vieną kartą. Gerai, šitas bus pats įdomiausias. Taip, Justinai. Kur piniginė? Jūsų sapne. Gerai. Taip, užsimerkit žingsniukai į priekį. Vėlgi paprašysiu gal tada ranką ištiesti, vėlgi padėti lygiai taip pat ant dėžės. Jo, laikykite tenais. Pabandom padaryti šį kartą dar įdomiau. Ir čia bus svarbiausias. Ta padėsim atgal. Ok, žinau, viskas. Dar nežiūrėkit. Taip. Pasiruošęs? Taip. Tuoj dar ne. Justinai, pagalvokit apie ką nors labai gražaus, apie ką nors mielą, apie ką nors labai faino. Gerai, nesakykit, tiesiog pagalvokit. Kiškit ranką į vidų ir pasakokit, ką dabar jaučiat. Oh my god! Pompikė! Palababa, Justinai, paleiskit, kad ir ką ten laikot, atsargiai ištraukit ranką. Jo, galit žiūrėkit, atsimerti, aš noriu pasakyti, kad ten negali būti pompikė, nes ten viduje buvo kaktusas. O pompikė kaip tik į svetainę mum atnešė ne bet kas, o panda. Pasitikim pompikę. Ir dabar, Justinai, žiūrėkit, yra vienas svarbus dalykas, aš sapne negaliu liesti pompikės. Aš galiu tą daryti tik realybėje, ar galėtumėt jūs paimti? Taip, absoliučiai. Ir paskui, kai mes susitiksime, aš tiesiog realybėje, aš paprašysiu, kad man gražintume. Tai paplokime ir Justinui, ir pandą palydėkime be abejo. Justinai, galite sugrįžti į savo virtuvę, pavyzdžiui. Ok. Justai. Ką? Justai. Kelkis. Jau po 9:15. Čia aš supratau, kad mane vėl toliau žadina. Ir visgi, kad ir kaip čia smagu su jumis žaisti šitame sapne, kad ir kaip smagu jums čia rodyti triukus, kad ir kaip smagu būti šitame sapne tikrų burtininku, visgi jau metas
pabusti. Ir aš žinau tik vieną, kad kai tu sapnuoji vienas, tai tėra sapnas. Bet kai sapnuojame mes visi, tai yra realybė. Tad iki pasimatymo realybėje. Labas rytas! Labą rytą, labą rytą. Ir Justinai, tuomet jum leidus aš realybėje susigražinsiu pompikę. Ačiū labai. Wow! Okay. Wow. Geras.